tą atspindi ir komandos praleidžiami per rungtynes skaičiai. Paliukėnas prieš jį buvo bandyta prasižengti, ten pražangos nebuvo ir Kamau Stauksas pasirodęs aikštėje, siunčia tolimą metimą, Mažeikiai yra priekyje ir dabar tas pranašumas po gražios atakos buvo ir trečiajame kėlinyje ten Nevėžis įgijęs dviženklę persvarą, Pasvalys buvo sugrįžęs. Taškė. Dar lieka šiek tiek laiko ir vieniems ir kitiems ir Kamau Stauksas. Tokį Jordanas užbaigė kėlinį štai taip. Ignas Vaitkus prašo pražangos, net nepasinaudoja tą progą, kurią susikūrė. Staukso perdamas pranutės 13 taškų. Tik sezono startė susibėt, jis buvo rezultatyvesnis, o 100 sekundžių lieka pirmojo mačo dalyje. Stauksas turėjo šansą jau sužaisti ir pelnyti tuos taškus. Dabar Chauncey Collinsas, Kamau Stauksas, iš eigos nuo lentos 3 taškai. Ir mažiau nei pusę minutės pirmajame kėlinyje. Stauksas prieš Watermaną į dešinę pusę, pražanga ir 2+1 Kamau Stauksas, dabar jo kraityje 14. Ir dar Paliukėnas ir yra labai toli nuo savo pelnomų taškų kiekio vidutiniškai. Staukso atsakymas 3 taškai. Ir kaip ir kalbėjau, šiandien Kėdainių komandoje ne gynyba yra problema, didesnė problema yra Stauksas. Dabar jau niekur neskubės. Dolensas šiandien